Sveiki, kaip aš jūsų pasilgau. Ne, juokauju, nepasilgau. Iš pradžių tai noriu atsiprašyti, kad vakar nebuvo jokios pamokos, tiesiog negalėjau sukurti. Tai manau, kad pradėsim. Tai kaip ir minėjau praeitoj pamokoj, minėjau, kad jau pradėsim kurti tiesiog paprastutę svetainę. Pradėsim, manau, nuo logotipo. Tai nebus logotipas, mes nesipiešim kažkokio tai paveiksliuko ar ko nors. Tiesiog paprastą sukursim, tarkim, kažkokį tai lauką su backgroundu ir parašysim tekstą. Tai tiesiog, kad sukurti tai yra labai paprastas tagas. Iš tikrųjų neprisimenu ar mokinomės, bet tai yra tagas div ir jį paliksim tuščią. Jei nemokinau, tai tiesiog pasakysiu, kad tai yra kažkoksai tai laukas, kvadratas toksai, kurį galim formuoti kaip norim ar kažkas panašaus. Nemoku paaiškinti. Tai manau, naudosim klases, tai susikuriam klasę, nes aš šiaip nemėgstu ID naudoti, nežinau kodėl. Tai tiesiog, nežinau kokia ta klasė, tarkim, logo tiesiog. Ir dabar tiesiog žaisim su stiliais. Tai atsidarom tą klasę, tai taškas ir logo. Ir atidarom, uždarom ir rašom stilius. Dabar plotis. Koks to logo, manau, plotis bus, tai tiesiog bus 970 pikselių. Kodėl būtent toksai? Nes kai kurių žmonių tiesiog, kurie naudoja senesnius kompiuterius, jų ekranai tiesiog yra per maži ir daugiau negu 970 tiesiog nerodys jiems. Ir aukštis, jau čia galite dėti kokį norit, aš dėsiu, tarkim, 150 normaliausias dydis man šiaip. Bet čia neprašiau. Width yra ilgis, o height yra aukštis. Ir išsaugom ir pažiūrim, ir iš esmės neturėtų būti kažkas ir be pasikeitę, kaip matote, nieko nėra. Jau galim spaudinėti, kiek norim tą F5, bet nieko nėra. Ir dabar tiesiog padarykim backgroundą, kad matytume, ar mums pasidarė kažkas ar ne. Tai background color ir dedam kokią norim. Aš tarkim dėsiu juodą. Ir pažiūrim, ar dabar jau gausi. Ir manau, kad turėjo tikrai gautis. Ir bus jo, kaip matote, pavyko. Mano backgroundas atsirado čia. Ir dabar parašykim kažkokį tai, nežinau, tikriausiai, ar dar ne. Dabar sucentruokim tiesiog. Tai būtų, šiaip formoms visokioms tai yra labai paprasta. Tiksliau, formoms ir tekstams yra atskiros dvi funkcijos. Tai formoms visokioms ten, va tokiems laukams ir ar paveiksliukams ar kažkam, tai yra tiesiog margin. Tai 0 auto. Ir turėtų centruot. Ir pažiūrėkim, išsaugoja. Ir F5 ir kaip matot centre. Bet šiaip kiti, čia ką dabar tas 0 ir ką tas auto reiškia. Jeigu dabar gerai prisimenu, tai tas 0 yra, kad yra tą margin galime išskirti į 4 dalis. Tai yra margin
top, margin, bottom, margin, left ir margin right. Tai margin top pastumia viską į apačią, nuo viršaus į apačią. Margin bottom viską pakelia į viršų iš apačios. Tarkim, dabar aš čia tą nutrinkim ir parašysiu 30 pikselių. Kažin ar veiks, nes čia prie šitų nieko nėra, bet turėtų veikti. 0, tarkim, parašykim čia, kad viskas veiktų. Ir 0. Ir čia pažiūrim, F5. Ne, nepasikeitė. Nu, nesmė. Tas 0, kurį mes... O, Jėzau, ką aš čia dabar... Tas 0, tai yra, kad iš apačios, iš viršaus nepastums į apačią per 0. Ir į viršų pastums per 0. O tas antras auto, tai kad į kairę auto, tai yra per pusę ekrano, ir į dešinę auto, tai yra per pusę ekrano. Šiaip galit jūs rašyti ir tiesiog auto ir bus tas pats š, kaip aš kad buvau padaręs su 0 auto. Tai dabar įsirašom gal kažkokį... Ne, dar nesirašykim, uždėkim kraštinės aplinkui tą visą formą, tai border, kaip ir lentelėse. Ir 4 pikselių istorijų. Tai solid ir spalva pilka. Ką ta solid? Tai tiesiog, kad paprasta linija, nes yra visokių ten tų stilių. Ir štai, kaip matote, apsibraukė. Tai dabar jau įsirašysim kažkokį tai tekstą į tą logo. Tiesiog, webskills.lt. Jūs rašykit kokį norit kitą ir įsaugom ir pažiūrim, F5 ir jisai turėtų būti, va, čia yra, bet jisai juodas, dėl to mes jo nematom. Tai tiesiog pakeiskime spalvą. Tai būtų font color, man atrodo. Color white. Ir ne. Va, pasikeitė tiesiog color ir balta. Dabar tiesiog sucentruosim po kol kas. Padarysim jį centre. Tai labai paprastas stilius. Text. Align. Mes jau jį mokinomės, kai lygtis, kai kūrėm lenteles. Neprisimenu dabar gerai. Ir center. Ir bus mums F5. Ir centre yra jisai. Viso šito mūsų logo. Tai dabar... Ką dabar? Dabar padidinkim, man atrodo. Jo, padidinsim. Ir... Kodėl aš sakau, man atrodo? Todėl, nes aš iš tikrųjų šią pamoką esu susiplanavęs. Tai yra... susiplanavęs, ką mes darysim ir taip toliau. Tai tiesiog padidinkim tą dydį. Jo, dydį. Tai font size. Na ir kokį 40 pikselių. Pažiūrėkim. Ir štai mūsų tekstas pasidarė toksai. Bet man nepatinka toksai šriftas, tai mes jį keisime labai greitai ir lengvai. Tai tiesiog font
family. Ir nežinau, kokį čia uždėjus, tarkim, chiller. Lygtis, kad toksai, man jisai visai nieko iš tikrųjų, čia tik bus nei tema jisai, bet koksai gavas. Ir dabar, kadangi jisai toksai yra, man reikia padidinti savo raides dvigubai. Ir štai jūs. Man tai jisai visai gražus. Visus stilius, teksto, šriftus, nežinau, kaip pavadinti, galit pasižiūrėti Word'e tiesiog, darykit Word'e ir ten tą sąrašą pasižiūrėkit, kokių jums reikia. Dabar fon paryškinkim, jisai man pakankamai, nepakankamai ryškus, tiesiog galėtų būti storesnis. O dieve, saugok. Ir tai būtų font weight. Nežinau kaip ištart. Tai yra bold. Bold tai tas pats kas B. Oi, kaip aš jau dabar paprašiau. Tai tiesiog B, bet mes jo nenaudosim, nes mes turim stilius. Ko kiti nemoka. O tas veiks, tai tarkim teksto svoris ar kažkas panašaus, tai tiesiog sunkus, tai būtų storas, tai tiesiog. Ir dabar pažiūrime ir turėtų būti pasiryškinęs. Va, biškai pasiryškino ir gana pilnai. Bet man atrodo, kad jisai ne per centrą. Tai yra ne per vidurį, jisai turėtų būti kažkur štai čia, jeigu matot pelę, nežinau. Tai yra labai paprastas stilius, jisai šiaip visi galvoja, kad tai padaryti yra sunku. Nežinau kodėl. Iš tikrųjų, kiti rašo ilgus kodus, jie aišku yra ir geriau, bet mes to tikrai nedarysim. Tai tiesiog labai paprastas stilius, line height. Height lygtis. G. T. Tai kokį dabar rašyti, iš kur sužinoti? Line height visada bus toksai pat kaip ir mūsų logo stories ar kažkokio kito to plotis ar stories, nežinau kaip pavadinti. Iš tikrųjų nežinau. Tarkim plotis jau. Tai toksai pat kaip plotis, tai yra 150 pikselių. Ir išsaugom ir nuėję. Ir kaip matote per patį centrą. Taigi, ir kaip matome, line height, tai yra linijos aukštis. Aukštis ar dydis ar kažkas, nežinau. Ir ką čia dar žadėjau padaryti, tikriausiai nieko. Tai jo, nieko. Dar galiu parodyti kelias tos visokius, jeigu prisiminsiu. Tai yra dotted kažkoks lygtais. Dotted. Ir man atrodo bus taškuotas. Jo, matote visą taškiukais tiesiog apėjo visas. Ir lygtais, lygtais kažkoks dar žodžiu. Dasht. Ir bus štai toksai, matote, tokiom linijytėm. Bet man geriau yra solid paprastas, tiesiog gražiau. Žinoma, galite susirasti daug tų visokių internete. Tai ką, tiek šiam kartui, kitoje pamokoje pradėsim kažką čia, darysim, manau, šone, arba kitam, arba šitam šone navigaciją. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot ir laukit kitos pamokos.